Sveiki visi. 2019-2023 metai. Prieš 4 metus mes apžvelgėme Antakalnio mikrorajoną. Pasižiūrėjome šitą rajono privalumus, trūkumus, vyraujančią statybą, tam, kam šitas rajonas yra aktualus. Na, o šiandieną būtų visai smagu palyginti kainas, kurios buvo tais metais ir kurios yra dabar. Tad nieko nelaukime ir kviečiu pasižiūrėti, ką mes turime. Pradėkime nuo senos statybos, tai yra kainos, kurios vyravo Antakalnio mikrorajone 2019 metais. Kągi mes turėjome? Turėjome tai, kad nesuremontuoti objektai kainuodavo maždaug nuo 1100 iki 1400 eurų už kvadratinį metrą. Ir maksimaliai šitos kainos kildavo iki 1900, maksimum 2000 eurų už kvadratinį metrą už pilnai suremontuotus ir paruoštus gyvenimui objektus. Na, kokią turime šiandien dienai, o šiai dienai mes turime, kad objektai be remonto, jų kainos prasideda maždaug nuo 2100 už kvadratinį metrą ir maksimaliai šitas kainos už pilnai suremontuotus ir paruoštus objektus gyvenimui kyla iki 3500 eurų už kvadratinį metrą. Nuo senos statybos Antakalnio mikrorajone pereikime prie apynojo statybos. Apynojo statyba tai yra objektai, kurie buvo pastatyti intervale nuo 2004 iki maždaug 2012 metų. Tai yra senesni negu 10 metų namai. Taigi, kokios kainos buvo čia 2019 metais? O buvogi tokios, kad už apynojo statybą, tą, kurį jau reikalauja, ta prasme, investicijų ir remonto, maždaug kainos įrodavo apie 1400–1700 eurų už kvadratinį metrą ir maksimaliai už pilnai suremontuotus, paruoštus objektus kainos maksimaliai kildavo maždaug iki 2300–2400 eurų už kvadratinį metrą. O kągi turime mes šiandien? Tai yra 2023 metais, kas liečia apynojo statybą. O turime tai, kad tvarkingi, tačiau investicijų reikalaujantis objektai maždaug prasideda nuo 2400–2500 eurų už kvadratinį metrą ir maksimaliai, kas ta prasme yra parduodama, ką mes galime sutikti rinkoje, tai yra už pilnai suremontuotus ir paruoštus objektus prašoma apie 4200 eurų už kvadratinį metrą. Kalbant apie naują statybą, tai jos pasirinkimas yra labiau įvairesnis, negu mes kalbėjome prieš tai. Tai yra apie apynaują ir apie seną statybą. Pats Antakalnio mikrorajonas šiaip jisai yra vienas didžiausių mikrorajonų Vilniaus mieste. Dėl to tiem, kas nori pigiau naują statybą įsigyti, tai jie gali žiūrėti atokesnius rajonus, tai kaip arčiau Balžio ežero, ar arčiau jau Galgių pusės. Bet jeigu mes norime centrinės Antakalnio dalies, tai žinoma, kaina jau auga. Tačiau pradžiai pasižiūrėkime, ką mes turėjome 2019 metais, tai yra prieš 4 metus, kada norėjome įsigyti naują statybą. Taigi, prieš 4 metus, jeigu žmonės norėjo įsigyti naują statybą, tai startinis, taip sakant, įėjimas su dalinė apdaila maždaug prasidėdavo apie 2000 eurų, 2100 eurų už kvadratinį metrą. Na, o pilnai įrengti objektai, ten metų senumo, kelių metų senumo, kainuodavo maždaug apie 3000, šiek tiek virš 3000 eurų už kvadratinį metrą. Kalbant apie šių dienų kainas, tai yra 2023 metus, Antakalnį mes galime įsigyti pigesnės dalinės apdailos objektus, tai yra atokesnėse vietose ir maždaug mes kalbame apie sumas apie 2000–2400 eurų už kvadratinį metrą. Tačiau jeigu mes norim to tikrojo Antakalnio, tai yra centrinės jo dalies arčiau Neries upės, tai tenka, žinoma, piniginę praskleisti plačiau. Ir čia jau kainos prasideda dalinės apdailos apie 4000 eurų už kvadratinį metrą. Na, jeigu mes kalbame apie kelių metų senumo, bet jau tokius visiškai naujus, gražius objektus pilnai paruoštus gyvenimui, tai kainos prasideda maždaug nuo 6000 eurų ir gali kilti iki 7500 eurų už kvadratinį metrą. Pabaigai, kaip visada, noriu padėkoti Jums už skirtą dėmesį. Tiem, kas nori detalės informacijos apie Antakalnio mikrorajoną, ne tik apie kainas, bet bendrai apie ką mes čia šnekėjome, tai galite padaryti po šio video, tai yra nukeliausite į mūsų pirmą video, filmuotą prieš 4 metus, kur susipažinsite su šituo puikiu mikrorajonu. Na, o apibendrinant, noriu Jūs paraginti, tai sakant, mažiau galvoti, o jeigu jau apsisprendė pirkti, tai tą ir padaryti, nes ką mes matome, kalba ne tik apie Antakalnį, bet ir apie kitus mano minėtus rajonus, tai yra Žirmūnus, Naujininkus, apie kurios kalbėjome, kainos tikrai nemažėja, o jos palengva auga. Ir tie, kas pirko 2019 metais, vienareikšmiškai šiai dienai išlošė. Šiam kartui būtų tiek. Ačiū Jums labai dar kartelį už dėmesį ir iki kitų greitų susitikimų. Iki.